Labas visiems. Džiaugiuosi galimybę įrašinėti jau 14 epizodą ir 7 klausimai atsakymai rubriką. Dar kartelį ačiū visiems už klausimus praeitam epizodui, ačiū, kad liko klausimų šiam epizodui. Iš karto noriu paprašyti, kad paspaustumėte laiką, kai pasižiūrėsite, galbūt jums kils klausimų, parašykite komentarą, man tai tikrai daug reiškia, todėl kad aš tada matau, kiek jūsų žiūri, kiek jūsų peržiūri visą epizodą. Specialiai aprašyme esu sudėjęs visus tos timestampus, kad galbūt jums yra aktualus tik tai kažkuris tai klausimas, tai tas irgi labai padeda. Ir ką, keliaujame prie likusių klausimų. Pirmas klausimas. Kas yra tavo šaudymo dievas? Tai dievas būtų per stiprus žodis, bet neabejotinai yra sportininkų, kuriais aš žaviuosi, seku socialinėje medijoje, tai yra žmonės, kurie pasižymi universalumu. Tai vėlgi, kaip ir daug kartų minėjau, mano dabartinis karjeros etapas yra apie šaudymą daugiau negu vienu ginklu, skirtingos disciplinos, su tikslu kažkada tai dalyvauti free gun varžybose JAV. Tai aš labai seku, tarkim, Džošą Froilichą, kuris yra tikrai laimėjęs daug multigun ir free gun varžybų, PCC berods ne vieną kartą vicečempionas JAV. Jisai yra IPSC Openo divizione pasaulio shotguno čempionas. Tas pats Joe Fairwellas, kuris yra 11 rifle pasaulyje, vėlgi daug įvairiausių multigun titulų, laimėjimų, medalių ir taip toliau. Tai yra tie žmonės, iš kurių aš stengiuosi imti pavyzdį, kurie savo veiklą mane motyvuoja ir kuriuom pėdomis, sakykime taip, aš norėčiau sekti būtent šiame karjeros etape, tai yra, tarkime, per artimiausius 5 metus. Antras klausimas ir man atrodo pirmas apokaliptinis. Jeigu būtų pasaulio pabaiga, kokį ginklą paimtum su savimi? Tik vienas ginklas. Jeigu būtų pasaulio pabaiga, tai reikėtų apkabinti šeimą ir eiti ilsėtis, man atrodo. Bet jeigu jau reikia pasirinkti ginklą, tai būtų Gram Power P1S. Kas tai per ginklas? Užduotis jums. Eikite į internetą ir susiraskite. Trečias klausimas. Kokia nuomonė apie Steel Challenge ir kokiam divizione norėtum dalyvauti? Tai prisipažinsiu, su Steel Challenge neturiu nieko bendro. Nežinau taisyklių, nežinau divizionų. Esu matęs daug video, žinau, kad tai yra labai populiaru JAV. Ką gali pasakyti apie dalyką, kurio nesi netgi bandęs? Esu tas sportininkas, kuris arba daro 100% dalykus, arba jeigu aš tam negaliu skirti laiko, resursų ir taip toliau, tai aš nedarysiu iš vis. Aš negaliu atvažiuoti į varžybas nesitreniravęs, kaip sako, tai tu tiesiog atvažiuok, nesitreniruok, bet atvažiuok, nesiruošk jiems. Pas mane taip dalykai neveikia. Aš arba treniruojuos ir performinu, arba jeigu neperforminu, tai yra mano klaidos ir mano problemos, tai su Steel Challenge panašiai yra. Aš tiesiog šitame etape neturiu galimybių pridėti dar vieną discipliną prie viso to, ką darau. Dabar vėlgi, bendrai apie nuomonę, man atrodo, tai yra dar vienas būdas tobulėti kaip sportininkui. Man atrodo, ten įgūdžius, kuriuos tenai įsigauni, tikrai gali perkelti, tarkim, į IPSC sportą. Todėl šaudykite viską, kas jums patinka. Jeigu tik tai bendruomenė mūsų didės, aš būsiu pats laimingiausias. Ketvirtas klausimas. Kokius konkrečiai reikalavimus kelia rėmėjai, tai yra, ar prašo turėti kažkiek socialiniuose tinkluose sekėjų, pasiekti kažkokį minimalų rezultatą varžybose, domina būtent ginklų ir šaudmenų gamintojai. Tai pradėti reikėtų nuo to, kad tai yra visiškai individuali kiekvieno gamintojo marketingo strategija. Žinau, kad yra kompanijų, kurios remia sportininkus, kuriems iš viso socialinėje erdvėje daryti nieko nereikia, jiems užtenka tiesiog nuvažiuoti į varžybas ir laimėti medalį. Na, čia tokia smulkmenėlė. Konkrečiai mano atveju aš esu tas žmogus, vėlgi mes kalbam tik tai apie šaudmenų ir ginklų gamintojus. Aš esu tas žmogus, kuris padeda užpildyti socialinę mediją kompanijoms,
Ir taip pat kaip sakant, aš taupau gamintojų laiką. Tai yra ta visa medžiaga, kurią aš pagaminu, atsiduria kataloguose, oficialiuose puslapiuose, parodose ant banerių, video medžiaga kažkur tai parodose ir taip toliau ir panašiai. Ir savaime suprantama, kartu aš tam tikrą prasme kuriu įvaizdį gamintojų naudodamas jų produkciją. Tai yra mano rezultatai man padeda parodyti žmonėm, kad žiūrėkite, tas ar tas produktas, su juo galima būti konkurencingu, laimėti medalius ir panašiai. Tai dar kartelį grįšiu prie to pačio, kad tokio vieno kelio, kaip sakant, vienos strategijos nėra. Kai jūs ieškote rėmėjų, vėlgi čia yra iššūkis. Tai, ką jūs siūlote, jūs turite pataikyti, ko kompanijai reikia. O jie dažniausiai jums nepasakys, kad ar tu gali tą ir tą. Ne, jūs siūlote ir jie tada priima sprendimą, ar jūs esate tinkamas tam darbui ar ne. 5. klausimas. Kiek reikėtų padaryti tikrų šūvių per savaitę, kad būtų maksimaliai greitas tobulėjimas? Domintų tiek ekonominis variantas, taupant pinigus, tiek ir programa Maximum, jeigu biudžetas neriboja, bet riboja laikas. Kaip ir praeitam klausime apie rėmėjų marketingo strategiją, lygiai tas pats ir čia. Labai individualu. Mes visi turime tam tikrų įgimtų dalykų, kurie arba gali būti pritaikomi IPSC sporte arba ne. Jeigu ne, jūs turite juos lavinti. Tai kaip pavyzdys, aš galiu grįžti į savo istorijos pradžią, tai yra 2009 metai, 2010 maždaug, kai aš turėjau galimybę šaudyti 100 šūvių vienas kartas per savaitę. Bet noro pas mane buvo labai daug, todėl aš labai daug treniruodavausi tuščių ginklų, tai yra 5 kartai per savaitę po valandą. Ne apie kokybę, bet būtent laiko prasme valanda turėdavo būti mano visokiausių pervedimai tarp taikinių. Pirmas šūvis, dėtuvės keitimas, nes aš mačiau, kad tai yra tai, kur aš galiu sutaupyti kompensuoti savo lėtesnį šaudimą. Buvau dar jaunas ir fiziškai buvau pasiruošęs, tikrai gerai buvau greitas, man tas irgi labai padėdavo. Tai čia lygiai taip pat galėčiau jums atsakyti, kad jeigu jūs esate fiziškai gerai pasiruošęs, treniruojatės tuščių ginklų ir ieškote tų būdų, kažkokių detalių, kur kompensuosite savo lėtesnį šaudimą, tai aiškiai jūs turite būti lėtesnis, taiklus ir greitas visame kame, kas yra aplink šaudimą. Jeigu jūs nesate fiziškai gerai pasiruošęs, reiškia jūsų kryptis turėtų būti greitesnis šaudimas, reiškia jūs turite investuoti daugiau būtent į patį šaudimo procesą. 6. klausimas. Kaip geriau ieškoti rėmėjų? Vienam ar su komanda? Tai yra dvi pusės. Vienam yra daug sunkiau padaryti rezultatą. Tai yra, kaip sakant, sukurti kažką tai apčiuopiamo, ką jūs pateiksite įmoniai, gamintojai, atstovui, kaip įrodymą, kad jūs esate kažkame tai geras, kažkame tai konkurencingas. Kai esate komanda, jeigu jūs, tarkim, Lietuvoje reitinge būsite ten 5-6, yra didelė tikimybė, kad niekas net nesidomės, kad ten yra tik tai 7 komandos. Tai čia ta tokia galioja vienženklio skaičiaus taisyklė. Tai yra viskas, kas yra aukščiau negu 10 vieta, visa tai žiūrisi pakankamai neblogai. Kita pusė yra, kad viską, ką jūs susikursite, viską, ką jūs gausite, geriausiai dalinasi iš vieno. Kai yra 4 asmenų komanda, tol, kol jūsų kaip komandos didžiausia problema bus kokios spalvos marškinėlius pasirinkti ir pasigaminti, tol aš manau, kad viskas bus gerai. Problema atsiranda tada, kai tas rėmimas jisai kažkuria prasme auga, arba vieni nori, kad jis augtų, kiti nebenori, kad jis augtų. Profesionalios komandos, aš kalbu čia bendrai apie sportą, dažniausiai žaidėjai, sakykime, taip yra atrenkami ne tik tai pagal savo individualius sugebėjimus, bet ir pagal charakterį tam, kad visa ta komanda jinai būtų komanda, tikra ta žodžio prasme. Mūsų atveju, kadangi mūsų sportas yra individualus ir tik tai tada komandinis, komandos nariai yra renkami pagal rezultatą. Tai yra tam, kad galutinis komandos rezultatas būtų geras. Ir niekas savaime suprantama nesižvelgia į charakterį. Tai kai prasideda, kaip ir minėjau, rimtesni klausimai negu maikutės spalva,
gali atsirasti daug daugiau galvos skausmo, nepasidalymų ir taip toliau. Tai į tai taip pat reikia atkreipti dėmesį. Bet vėlgi, jeigu jūs manęs klaustume išrinkti vieną, aš sakyčiau, kad su komanda šitą kelią yra nueiti daug lengviau, nes yra dar viena pusė. Kai jūs kreipiatės į įmonę, jūs pateikėte, tarkim, kaip komandos 4 žmonių, 4 žmonės, kurie, tarkim, turi kažkokį tai socialinius tinklapius ir panašiai, ir sklaida to, ką jūs darote, jinai gali būti tiesiog didesnė. Tai man atrodo, kad komanda yra patogesnis variantas kelionės pradžiai. 7 klausimas. Kokios buvo paskutinės varžybos, kurių rezultatu nebuvai patenkintas? Aš turbūt turėčiau atsakyti, kad šiandien yra sudėtingiausias klausimas ir mes atsakymų į jį ieškosime kartu. Atsidariau kompiuterį, pasijungiau Powerbanką su istorija ir mes eisim per metus. Norėčiau atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Mano suvokimu, man prastos varžybos yra tada, kai čia yra pasiruošimas joms, o pasiruošimas mano kiekvienom varžybom yra labai atsakingas ir nuoseklus. Todėl, kad pagal kontraktą jau ne vieni metai aš turiu šauti vienas varžybas vienoje disciplinoje. Todėl aš pakankamai retai esu matomas Lietuvoje, nes aš šaunu per metus 5-6 varžybas ir didelė dalis jų būna užsienyje. Ir vėlgi pasikartosiu, pasiruošimas kiekvienom varžybom yra kaip pasaulio čempionatui. Nes mano rėmėjai žino, tarp disciplinų man yra reikalinga mėnesio pertrauka, tai yra mėnesio pasiruošimo periodas kitai disciplinai. Išimtis yra šie metai, kai aš per 7 savaitę šovau visas 4 disciplinas ir tai buvo labai labai sėkmingas pasirodymas viso to 7 savaičių, nes Čekijoje aš buvau 2 PCC, pistoletų Lietuvoje top 5, lygiavamzdis Estijoje 2 vieta, Lietuvos čempionatas Rifle karabinas 2 vieta. Tai pasirodymų tikrai esu patenkintas. Tai dar pridėkime tada, kad visai nesenai šaudžiau pasaulio čempionatą Suomijoje Rifle karabiną ir tenais irgi rezultatas buvo pakankamai tiksliai išskaičiuotas dar prieš čempionatą tiesiog pagal statistiką, pagal mano galimybės ir pasiruošimą. Tai 24 metai nėra tokių varžybų. Atidarinėjau kompiuterį, 23 metai. Ieškome, ką aš veikiau 23 metais. Taip, lygiavamzdis Estija 5 vieta, tenais buvo 3 top 5 geriausi pasaulyje sportininkai, tai geras pasirodymas. Rifle Lietuvos čempionatas 2 vieta, PCC Lietuvos čempionatas laimėtas, pistoletu 6 vieta, ten turėjau techninius niuansus, bet vėlgi techniniai niuansai yra mano problemos, aš to nevertinu kaip blogo pasirodymo. PCC Čekijos Superlyga 12 vieta, vėlgi 8 žmonės 4%, tai reiškia labai labai lygi kova, tiesiog aš atsidūriau uodegos pabaigoje, tai irgi nevertinu kaip blogo pasirodymo ir kaip parodė šie metai, grįžau ir laimėjau medalį. Tai 23 metai, nieko blogo negaliu pasakyti. Žiūrim 22 metus. 22 metus. Taip, Estija lygiavamzdis 2 vieta, PCC Estija 3 vieta, PCC Lenkija 3 vieta, 2 vieta Lenkijoje, Estija 3, Lietuvos čempionatas PCC 2 vieta, irgi su techniniais niuansais, man atrodo radau, lygiavamzdžio Lenkijos čempionatas, DQ. Tiesiog, kadangi mano Modified diviziono dėtuvė, tą vadinkime, ta triuba, jinai yra labai labai ilga, pakankamai siauroje erdvėje, nesugebėjau įsipaišyti, sakykime taip, ir užkabinau barikadą ir pažeidžiau saugos kampą. Tai kai nuvažiuoji 500-600 km į vieną pusę ir gauni DQ, galima vertinti, kad tai yra prastas pasirodymas. Jo, kaip minėjau, tikrai kiekvienom varžybom ruošiuosi labai labai atsakingai ir tokių blogų, sakykime, pasirodymų, ar bent jau ten, kur aš nesugebu ištempti rezultatų, kaip rodo šitas įrašas, senai jų
nebuvo. 8 klausimas. Ar gali kuo tiksliau atsakyti, kiek iššovė šūvių šiais metais? Galiu, specialiai atsidariau statistiką, tik tai reikia suprasti vieną dalyką. Šitie skaičiai, kuriuos aš įvardinsiu, jie yra iššauti būtent pasiruošimo varžyboms metu. Nes pas mane dar tam tikras šūvių skaičius prisėda, kai aš padedu kažkam tai kitam ruoštis varžyboms ir tam, kad sudaryti treniruotėje konkurencingą atmosferą, aš irgi lygiai taip pat šaudau. Tai skaičiai šiai dienai, o kadangi mano varžybų sezonas jau yra pasibaigęs, jie yra tokie, tai yra virš 9000 iššauta 223 kalibro šovinių, virš 5000 9 mm, tai yra ir pistoletas, ir PCC, ir virš 1012 kalibro, tai yra lygiavamzdžių. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad šitie skaičiai 223 gal yra išsitempęs per visus metus, per visą sezoną, bet pavyzdžiui 9 mm ir lygiavamzdžio, tai čia yra iššauta per pakankamai trumpą laiką, nes kaip esu minėjęs anksčiau, turėjau šiais metais tokį iššūkį, 4 ginklai skirtingi, 4 skirtingos disciplinos per 7 savaitės, tai yra nuo balandžio vidurio iki birželio 2 dienos. Va ir viskas. Tai dar kartelį ačiū visiems, kad žiūrėjote. Labai ačiū, kad skirite laiko, parašote klausimų. Ačiū, kas paspaudžiate laiką, kad parašote komentarą. Man tikrai labai smagu. Labai tikiuosi, kad informacija, kurią dalinuosi vienaip ar kitaip, jums bus naudinga. Ypač suprantu, kad aktualu yra visos rėmėjų temos ir taip toliau. Ir aš puikiai suprantu, kad o kas jeigu ne aš jums papasakosiu, kaip anoj tvoros pusėje yra. Tai dar kartą ačiū visiems, kad pažiūrėjote ir aš galvoju, kad mes susimatysime vėl po gal poros mėnesių. Atrodo, toksai geras reguliarumas, klausimai, atsakymai rubrikai. Ačiū ir iki.